Labas. Tikriausiai visi, tą suvokiant ar ne, bet viską nors bandom manifestuoti, prisitraukti. Tam naudojam mintis, vizualizaciją ir veiksmą. Aišku, labai svarbus ir paleidimas. Tai šios dalykus tikriausiai dauguma žinom, bet šiandien aš šiek tiek apie kitą kampą. Apie dalykus, kurių aš pati nežinojau daug metų, bet per ieškojimus ir patirtis atėjo žinios ir suvokimai. Teko tikrai nemažai matyti ir išbandyti įvairių manifestacijos ritualų, praktikų, įvairių būdų. Yra kas geria užkalbėtą vandenį, klijuoja lapelius su manifestacijomis ant butelių su vandeniu, rašo ant lapelių, kiša juos po pagalvę, ar mėnulių šviesoje laiko, daro vizualizacijos lentas. Visa tai gali būti tik pagalbinė priemonė. Paaiškinsiu kodėl, bet pirmiausia apie šios visus dalykus ir iliuzijas, su kuriomis gyvenama. Jeigu žmogus žemose vibracijose, o jo manifestacija turi atitikti aukštas vibracijas, tai galit gerti vandenuką, būgnelį mušti, krapinti vandeniu visus namų kampus, iš miltų širdeles namų kampuose piešti, neveiks. Aišku, gerai, jei bent kiek tuo tikit, bet o jeigu ne? Jei netikėjimo, daugiau nei tikėjimo. Aplamai, manau, kad dažnam su tikėjimu ir pasitikėjimu gan prasti reikalai. Kai nepavyksta prisitraukti tai, ko norisi, tuomet žmonės tai nurašo kaip tiesiog neveikiantį dalyką, nors nežino, kodėl neveikia. Tai vietoj žiūrėjimo į mėnulį per pilnatį kviečiu pasižiūrėti į savo paties vidų ir šiek tiek paanalizuoti. Kitas dalykas – prisisvajoji, o tada abejoji. Čia šiek tiek subtiliau. Manifestuoji, o tada išsigąsti, atmeti, paneigi, trauki link savęs, tada atstumi. Trauki, pritrauki ir pasirodo, kada reikia išmokti ir priimti tai, kas atėjo. Arba būna tiesiog persigalvoji. Mano akimis tai remiasi į atsakomybę, bet labai smulkiai nelukštensiu šių temų, apie jas kalbėti galima daug. Šiandien pabandysiu pakalbėti apie 3 variantus labai žemiškų buitinių pavyzdžių. Pavartyti šiuos manifestacinius reikalus galima iš daug pusių ir į viską pažiūrėti tikrai iš giliau, bet čia tiesiog trumpi pastebėjimai ir pasidalinimai. Įsivaizduokit, užsisakot kokį nors brangų, prabangų daiktą į namus, apie kurį svajojot ir kurio norėjot labai ilgai. Ir pirmas variantas – atveža jūsų daiktą, atidarot duris, padėkojat ir pasiėmot. Va taip lengvai, kaip ir su kai kuriomis manifestacijomis, kai esame susilygiavę. Lengvai ir greitai manifestuojam. Kitas variantas – kai atveža jūsų daiktą, o jūs tiesiog neatidarot kurjeriui durų ir jo nepasiėmot. Nes persigalvojot. Gerai atrodo, ne? Svajojam, norim, laukiam, o tada tiesiog suvokiam, kad yra kažkas kažkur geriau, ar gaunam kažką geriau, arba tiesiog pagalvojam, o kamgi man iš vis šito reikia. Dar geriau, kai taip yra bandoma kitą žmogų prisitraukti. Bet apie tai vėliau. Tai va, čia toks variantas, kai, tiesiog neatsakingai elgiamės. Dar kitas variantas, šis jau šiek tiek sudėtingesnis, taip pat užsisako tą daiktą ir taip susidėlioja aplinkybės, kad tą dieną, kurią turi atvažiuoti kurjeris, jūs tiesiog netikėtai, neplanuotai turite išvykti. Grįžtat namo ir randat lapelį. Pažiūrite į lapelį, bet taip pat savo daikto nepasiėmat. Pagalvojat, dabar reikės skambint, ieškot, kažkur važiuot atsiimt, pasirodo, kad per daug jums kliūčių, kažkokių sukeltų nepatogumų ir tiesiog numojat į tai ranką. Pasirodo, kad jums lengviau be to, apie ką svajojot. Tai vienoms manifestacijoms reikia tik atverti duris ir jas pasiimti, dėl kitų reikia kažką papildomo padaryti, kad tai gauti. Tai būtent trečias variantas yra apie tai, kad prieš gaunant tai, ką manifestuojam, dar turim padaryti kažką papildomai.
Čia noriu labai atkreipti dėmesį, nes kalbu apie susilygiavimą. Būna, kad išlenda vidiniai blokai, kurie trukdo ateiti manifestacijai. Kas pakankamai gerai esat susipažinę su savo kūnu, tai labai greitai turėtumėte susigaudyti, ką ir kur iškelia, kaip kūnas reaguoja. Pavyzdžiui, pinigų neturit arba pakankamai neturit ir manifestuojat kelionę į kokias nors šiltus kraštus ir jaučiat, kad tarkim saulės rezginyje spaudimo jausmas, spaudžia, diegia, raižo ir panašiai. Arba tarkim gerklės čakra. Gerklę pradeda spausti, smaugti, sunku seilės nuryti, dusina, toks lyg kumulas gerklė susidaro. Tai yra blokai. Dažnai, o gal ir dažniausiai tai remiasi į pasąmonės programas, todėl blokus yra gerai pradirbti per hipnoterapiją. Kartais užtenka kai kuriuos dalykus tiesiog išverkti. Per ašaras išsivalot ir to užtenka, kad susilygiuotumėt su savo manifestacija. Pavyzdžiui, gulit, vizualizuojat savo kelionę ir pradedat verkt. Būna suvokėt kodėl, būna nelabai suvokėt, bet norit verkt, verkit. Kartais tiek užtenka. Išsivalai, paleidi, palengvėja, atsiranda lengvumo jausmas ir all good. Kartais užtenka kokių nors praktikų, kad pasikelti vibracijas. Tai dėkingumas, meditacija, bet koks būdas, kurio dėka galite susilygiuoti. Tada dar verta pasitikrinti, ar gyvenam pagal dėsnius, tam, kad gautume ar patys duodama. Apie tai daugiau aš neišsiplėsiu, gavimo balansas būtinas, apie visatos dėsnius galit pasigūglinti. Ir tikriausiai skaniausia dalis, kuri liečia kitą žmogų, ypatingai jei tai liečia kokį nors konkretų žmogų. Kai bandot pritraukti konkretų žmogų, nesvarbu, ar jis kituose santykiuose, ar laisvas žmogus, pabandykit pamastyti plačiau. Gerai apsvarstykit, kodėl tai darot. Koks yra giluminis kodėl. Ar tai neteina tiesiog iš ego, iš užgaidos. Ar taip nejauksit savo ir kito žmogaus likimo. Ar netampysit to žmogaus energetiniam lygmenyje? Gal jums šiuo metu tik taip atrodo, kad tas žmogus jums pats tinkamiausias ir kad nieko geriau būti negali. Bet ar tikrai? Tai pasidėkit ego į lentyną ir dar kartą tai permastykit. Ir dar gerai pamastyti iš tos pusės, kad jūs bandot prisitraukti tam tikrą konkretų žmogų, tas žmogus bando prisitraukti kitą konkretų žmogų. Ir va taip eina viskas grandinė. Tai siūlyčiau tokio pamatyti platesnį paveikslą apie tai. Jei tai žmogus ne kažkoks konkretus, bet tarkim bandot manifestuoti savo antrą pusę, žmogų, kuris būtų jums puikus partneris, ten bendrakeleivis, tai žinokit, kokio norit, konkrečiai. Ir ugdykit savyje tam tikras savybės, kad tokį ir pritrauktumėt. Jei nuolat kartojat, kad nėra normalių vyrų ar moterų, tai pamastykit, kodėl jums taip atrodo. Kodėl matot vien tuos nenormalius ir pasitikrinkit, su kokiom pasąmonės programom gyvenat. Kai pradedi mąstyti, ateina suvokimai. Kai aplink matot tik tai, kas netenkina ir dėl to dar pradedat priekaištauti, kaip galvojat, kas nutinka? Ką traukit prie savęs? Kokius santykius galit manifestuoti? Prieš kelis metus aš pati rašiausi, kokio partnerio norėčiau. Kaip turėtų atrodyti tie mano santykiai. Ta popieriaus lapą aš radau maždaug prieš metus ir tiesą pasakius šiek tiek nustebau, nes supratau, kad aš pati tapau labai panaši į tą, apie kurį rašiau. Per tuos kelis metus aš gerokai paaugau. Tai reiškia, kad išsiugdžiau tam tikras savybės, kurias norėjau, kad turėtų mano partneris. Dar kažkaip norisi į šitą temą įterpti, kad būkit atsargus su tokiais pasakymais kaip vyriškas vyras, moteriška moteris. Aš ieškau vyriško vyro. Labai gerai išsiaiškinkit, kas asmeniškai jums yra tas vyriškas vyras. Arba paklauskit savęs, kas yra ta moteriška moteris. Ir gerai išsiaiškinkit, kas vyrui yra ta moteriška moteris. Nes kiekvienas mes galim matyti tai skirtingai. Ir skirtingas vyras gali skirtingai matyti tą moterišką moterį. Esu susidūrusi, kai vyrai vis akcentuoja, vis kartoja, dažnai kalba apie moteriškas moteris. Bet labiau pasigilinus, paklausius, ką ir kaip kalba, pažiūrėjus, kaip žmogus gyvena,
koks jo gyvenimo būdas, pasirodo, kad jam reikia mamiškos moters. Moters, kuri labiau būtų mama. Jam moteriška moteris atrodo vat tokia. Tai labai gerai išsiaiškinti šitos dalykus reikia. Tai va, manifestacijos veikia, visatos dėsnių niekas neatšaukė, neteisingos pasąmonės programos šiaip savo kažkur nedingsta, tai reikia tik atsakingiau pažiūrėti į viską, galbūt iš giliau, galbūt iš kitų pusių, iš ten, iš kur galbūt dar nežiūrėjot. Nepykti, kad nesigauna, kad nesąmonė ar dar kas nors, o tiesiog su savimi gerai pradirbti. Šiuo metu aš pati bandau vieną manifestacijos techniką, apie kurią anksčiau niekada nebuvau girdėjus. Atrodo gan įdomi, žiūrėsiu, kaip man seksis. Turiu pati išbandyti, įsitikinti, kaip veikia ir ar veikia, ką iškelia kūnas, kaip kūnas reaguoja, nes skirtingais gyvenimo etapais būna skirtingai. Tai va, tai įsitikinsiu veikia, ar veikia ir kaip veikia ir tuomet galėsiu pasidalinti. Ačiū, kas klausot, ačiū, kad esat.